Sveiki, esu Emilis Dambauskas, svetainės Ką veikia valdžia LT kūrėjas ir šiandien noriu Jums parodyti, kaip nesudėtinga ir paprasta yra užsiregistruoti į kokią nors Seimo komiteto posėdį ir jame sudalyvauti. Pradėsiu nuo to, kad svetainėje Ką veikia valdžia pastebėjau, kad informacinės visuomenės, pastebėjau Seimo komiteto posėdžių savaitės darbotvarkę ir tenai susiradau, kad informacinės visuomenės plėtros komitetas Seime svarstys gan įdomų klausimą. Tas klausimas man yra įdomus, nebūtinai įdomus daugumai Lietuvos žmonių. Štai, klausimas vadinasi prieigos prie internetinių lažybų užkardimo problema ir perspektyvos, teisinės ir technologinės aspektai. Vyks diskusija. Diskusija vyks šį trečiadienį, spalio 13 dieną, nuo 10 val. Ryto iki 12 Seimo pirmųjų rūmų 422 kabinete. Ir mane sudomino šitą temą ir diskusija, kuri vyks Seimo komitete. Ir aš norėčiau sudalyvauti tame komiteto posėdėje. Tai ką aš turėčiau žinoti? Aš turėčiau žinoti tai, kad daugumai ir tikriausiai visiems Lietuvos Respublikos piliečiams yra galima sudalyvauti tame komiteto posėdėje. Tuose posėdžiuose dažniausiai galima išsakyti savo nuomonę, pareikšti pasiūlymus ir pastabas, į kurias neretai posėdėje dalyvaujantys Seimo nariai įsiklauso. Ir taip pat reikia žinoti, kad tam, kad įeitumėte į Seimo rūmus, jums reikia išsiimti laikiną leidimą. Ir tokio leidimo reikia geriausiai jo paprašyti ir jį susitvarkyti prieš 1-2 dienas. Tai kadangi šis komiteto posėdis vyks trečiadienį, o šiandien yra pirmadienį, tai aš kaip tik laiku pastebėjau šį posėdį ir ketinu gauti leidimą jame dalyvauti. Kaip gauti tą leidimą? Leidimą gauti iš tikrųjų yra visiškai paprasta ir nesudėtinga. Turime omeny, kad tai vyks informacinės visuomenės plėtros komiteto posėdį Seime. Tai nueiname į Lietuvos Respublikos Seimo svetainę, susirandame to komiteto puslapį. Jisai yra paslėptas nuorodoje 2008-2012 Seimas, komitetai, ir tuomet yra kairiai nuoroda yra informacinės visuomenės plėtros komitetas. Štai, atsidaro komiteto puslapis, jame yra Seimo narių, kurie sudaro tą komitetą sąrašas, yra personalo, kuris padeda Seimo nariams sąrašas, ir kažkokio kontakto, kuriuo registruotis į komiteto posėdžius atskirai nerandu, todėl ketinau parašyti tiesiog nurodytų elektroniniu paštu komitetui. Taip, atsidarau pašto programą ir joje rašau. Norėčiau sudalyvauti Seimo VPK trečiadienio diskusijoje. Ir laiškas iki, norėčiau sudalyvauti diskusijoje VPK komitete trečiadienį. Ir reikia nurodyti savo vardą, pavardę ir nesu tikras, bet anksčiau reikėdavo nurodyti ir asmens kodą, dėl to aš jį nurodysiu. Kodas. Taip. Ir paspaudžiu siųsti. Išsiunčiu laišką. Lukteliu porą valandų. Ir man ateina atsakymas. Iš komiteto biuro padėjėjas, jums išrašyti leidimai per antrus Seimo rūmus nuo upės pusės su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tai, štai,
tiesiog parašiau elektroninį laišką, gavau neužilgą atsakymą ir ką dabar turėsiu daryti. Be abejo, trečiadienį turėčiau įsirašyti priminimą į savo kalendorių, kad nepamirščiau sudalyvauti. Tikriausiai reikia apsirengti truputį tvarkingiau ir neužmiršti su savim pasiimti asmens dokumento. Pasas, asmens tapatybės kortelės arba teisių. Ir aš esu prie Seimo antrų rūmų, žmonių nugaros. Ir šiuo metu laukiu kolegos Vytautas, su kuriuo susitarėme eiti kartu. Labai gerai yra pasikviesti kokį nors draugą eiti kartu, tuomet drąsiau jautiesi tame posėdyje. Na ir Vytautas jau ateina, tai tuomet mes eisime į rūmus, pasiimsime leidimus, eisim per apsaugą ir panašiai. Tai pasiimsiu ten. Šiuo metu mes einame į tos rūmus, kuriuos man buvo parašytai elektroniniu paštu, kad juos nueiti. Ir dabar pabandysim nueiti į leidimų biurą ir pasiimti leidimą. Leidimų biuras įėjus nuo tos pusės, kur mes ėjom, yra kairiau, už stiklinių sienų. Labą dieną. Kur eina atsakyti? Informacinės visuomenės komiteto posėdį. Jūs visi? Jo. O gal gali duoti tada to komiteto telefoną, jo. Aha, gerai, ačiū. Gerai, ačiū. Informacinės visuomenės, pirmininkinės skambinsim, pabandysim paskambinti. Lyg ir man parašė. Lina Jurkšuvienė lyg ir. Arba net mobilų reikia galbūt skambinti. Nu, aš negaliu skambinti, kai tu Vytautai skambinti. Labadiena. Mes čia šiandien užsiregistravom į informacinės visuomenės plėtros komiteto diskusiją. Ir čia atėjom į antrus rūmus ir kažkodėl sako, kad mūsų leidimų neranda. Tai pavardės Dambauskas, Emilis ir Butėnas. Taip. Taip. Tai Emilis Dambauskas ir Vytautas Butėnas. Na ir ką tau sakė? Jau atsirado? Nu. Čia tarakyje viskas vyksta. Teisingai. Ačiū. Geros dienos. Na va, pasiėmėm leidimus, dokumentus ir dabar eisim per apsaugą. Reikės priduoti leidimus, reikės, kaip per aerouostą einant, nusimti metalinius daiktus. Tai tuomet aš įsidedu telefoną į kišenę ir po minutėlės gal susimatysim. Na štai, Vytautas rengėsi striukę, mes tai kuprinę. Darykau, mes tas striukės apsirengiam, tai vėl reikės priduoti. Tai praėjome per saugos postą, užlipome laiptais, atsiprašau, kaip staigiai kamera vidina, einam į rūbinę, pasikabinsim striukės, susišukuosime. Tai dabar pabandysime surasti surasti tą kabinetą, kuriame šiandien vyks informacinės visuomenės komiteto posėdis. Na ir šitoj vietoj gerai, kad aš iš anksto nuėjau ir pasižiūrėjau vakar, nes kabinetas yra pirmuosiuose rūmuose, iki jo nueiti bus klaidu. Jeigu jūs
negalite iš anksto susirasti ar panašiai, tai patariu tiesiog kieno nors pasiklausti. Ir Seime dažniausiai čia žmonės gan paslaugus, į tokius klausimus atsako, padeda ir panašiai. Labą dieną. Labą dieną. Taip, mes transliuojam gyvai internetą, beje. Jo. Jo, sės. Čia yra komiteto pirmininko biuras, kiek suprantu. Štai yra žiniasklaidos atstovų, susirinkę irgi žmonių norinčių dalyvauti posėdyje. Nesu labai pasiruošęs, bet galiu trumpai išdėstyti savo požiūrį į šitą dalyką. Pirmiausia, oponentai jie apeliuoja kažkodėl tai į operatorius, interneto ryšio tiekėjus. Aš dabar atsiprašau, šiuo atveju jūs kalbat operatorių vardu. Taip. Savo bendro operatorių. Save atstovauju. Šiuo metu ir kabelinės televizijos asociacija. Ir kabelinės televizijos asociacija, nes yra ir kiti operatoriai tose byloje, kurie nėra mūsų asociacijos nariai. Bet šiuo atveju jūs už kaip asocijuotos struktūros atstovas kalbat jų poziciją. Taip. Taip. Nes, kaip ir minėjau, problema yra kažkodėl perkeliama tik vieniem operatoriam, o daugiausia visa reklama yra, reiškia, ir raginimas lošti yra talpinama svetainėse, kurios yra, reiškia, Lietuvoje sukūriamas. Pavyzdžiui, kaip Baltas LT, Krepšinis net. Tai kažkodėl jie apie tos dalykus net nekalba ir kad, pavyzdžiui, ten ta reklama nebūtų dedama. Apie tai net nėra. Bet kažkodėl yra reikalaujama, kad tik vieni, reiškia, paslaugų teikėjai, operatoriai reguliuotų turinį. Žiūrint iš finansinės ir ekonominės pozicijos, reiškia, bet net neturim tokių galimybių. Net šiandien Lietuvoje tokios net įrangos nėra. O jeigu pradėti kažką blokuoti, tai vienam operatoriui tokios įrangos įsigijimas kainuoja iki 3 milijonų litų. Tai ką tas reiškia? Tada gaunasi tokia situacija, kad, reiškia, tokiais sprendimais arba teismo nutartim, reiškia, Lietuvoje panaikinama yra konkurencija. Reiškia, tokia įranga gali įgyti tik tai 2 ar 3 rinkos žaidėjai. Tai kokia Telesoneros grupė, Bitės grupė, Tele2 grupė, ir viskas, nes kiti operatoriai jie nepajėgus tokių dalykų. Tai jeigu, sakykime, įvyksta tokie sprendimai ir tokias teismo nutartis, reiškia, teisminių būdų ir galbūt kažkokiais įstatyminiais sprendimais, reiškia, Lietuvoje natūraliai yra panaikinama šiuo metu galiojanti konkurencija. Tai vat būtų mano toks pasitakymas. Ir Latvija yra gali. Tai yra tik mūsų klientas arba tik mūsų tarnybinė patirtis. Ir daugiau nieko. Čia kolegos, dalykai, ką aš norėčiau pasakyti. Aš manau, kad jums reikia, sakykime, jau dabar vis tiek yra įsisukusi vadinamoji teismų komisija.